Kaip atrodo mano odos priežiūros rutina, kai esu saulėtose kraštuose. Kai kurie produktai aišku nesikeičia ir naudoju jos tiek namuose, tiek kelionių metu. Tai veidas nuplautas veido prausikliu ir nuvalau veidą toniku, veidą kaklą bei paakius. Tuomet naudoju kažkurį iš drobių antigeninių serumų. Šiuo metu tai yra egzosomų serumas, jo dar neturime, bet tikrai labai greitai pasirodys. Stiprus antiedžinginis produktas. Po jo seka drėkinamasis serumas, kurį naudoju būtent T zonai, tai yra riebesniai veido zonai. Tepu kaktą, nosį ir smakrą. Sausom zonoms naudoju atstatomąjį serumą. Tai yra ir skruostam, ir kaklui, ir be abejo paakių zonai. Ir nepamirštu palepinti ir savo lūpų. Visą laiką tepu jas serumu. Tepdami kosmetikos priemonės ant veido, visada galite užtrukti ilgiau ir švelniai įmasažuoti juos į odą. Šiuo metu esu šalyje, kur tikrai yra labai aktyvi saulė, todėl apsauga nuo saulės yra būtina, nors aš būnu pavėsyje ir tiesiog nesaulės spindulių vengiu. Tai veidą dengiu BB kremu su SPF 30. Jeigu tenka būti ilgiau saulėje, rekomenduoju dengti su SPF 50. Nepamirškite patepti ne tik veido, bet ir kaklo dekoltė zonos, iš tikrųjų visų zonų, kurios lieka atviros ir jų nedengia rūbai. Aš visada būtinai tepu rankas, rankų plaštakas, kad saugočiau jas nuo saulės. Jei tiesioginės saulės praktiškai negausite, tai tikrai užtenka priemonės su SPF 30. Apsaugą nuo saulės užfiksuoju Drobiūtė apsauginę pudrą ir belieka tik tai makiažas, minimalus makiažas. Tai yra blakstienos ir lūpos. Pieštukas, kurį rodžiau, labai gražiai paryškina lūpų kontūrą, naudoju jį paskutiniu metu. Štai ir viskas.